Ar kada nors pagalvojai, kas bendro tarp tamsos baikerio, 3 brolių įkurto finansinio konglomerato ir vieno didžiausio finansinio sukčiavimo atvejo pasaulio istorijoje? O jeigu dar pasakyčiau, kad ir tu kartu su Justinu Bieberiu turite kažką bendro su visais šiais veikėjais, ypač po kalėdų ir naujųjų metų šventimo. Juk niekam nepaslaptis, kad didžiosios metų šventės gerokai nuskausmina mūsų piniginės. Tai štai, visus jūs jungiantis bendra vardiklis yra labai paprastas. Ir vadinasi jis bankrotas. Na, kam jau įvykęs, o kam gal tik galimai gresiantis, tačiau esmė lieka ta pati. Paskutiniu metu vis daugiau žmonių, įmonių ar net valstybių susiduria su viena ir ta pačia problema – nesugebėjimu vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Taigi šiandien paaiškinsiu tau, kaipgi atrodo tas bankrotas ir su kuo jis yra valgomas. Pasidalinsiu apie garsiausius mūsų laikų bankrotus ir kas svarbiausia, pažersiu tau praktinių patarimų, ką daryti ir ko nedaryti, kad tavo ar tavo įmonės, jeigu esi verslo savininkas, biografijoje neatsirastų juodoji nemokumo etiketė. Beje, neretai sakoma, kad blogiausia pasaulyje bankroto pavyzdys tai žmogus, kuris prarado entuziazmą. Tad neleisk man ir mano komandai netekti užsidegimo, liking, komentuok mūsų kūrimą turinį, nes žinok, tik tokiu būdu padėsi tikrai nebankrutuojančiam YouTube'ui suvokti, jog finansiškai raštingo kanalą turi matyti žymiai daugiau žmonių. O kalbant apie pačius bankrotus ir jų matomumą, paskutiniu metu visi Delfi, BBC ir kitos žiniasklaidos priemonės tik mirga skadalingomis antraštėmis. Bankrotas ten, bankrotas šiandien, tai Beta Media prisidirba velnė žino ko, tai tu per varę maldauja iškerti jam bankroto bylą, tai paskutinį atodus išleidžia Spirit Airlines, net Justino Bieberio, net ir šito veikėjo neaplenkė sparčiai tuštėjančios piniginės baubas. Va, tapo vyrukas šiemet tėvu ir iš karto atsidūrė ant bankroto ribos. Nu, aišku, vaikai brangus malonumas, tiesiog ne to žodžio prasme. Sakau jau čia iš savo patirties. Bet kuriuo atveju, bankrotai mus stygo visur. Visgi, jeigu manai, jog tai išimtinai 21 amžiuje paplitusi neganda, tai brolyti, sorry, bet tu klysti. Dar Mezopotamijos laikais buvo sudarinėjimas paskolų sutartys, kuriuose buvo aiškiai išdėstomos jų grąžinimo sąlygos. Tiesa, atrodavo šiek tiek kitaip negu dabartiniai skolos popieriai ar kokie ten vekseliai. Jos buvo piešiamas ant specialių molio tablečių, na, tokių plokščių. Tik vat skolų grąžinimo sąlygos anais laikais išties buvo pasakiškos. Turėdavai skolą, kol galėdavai, tol ją ir mokėdavai. O jeigu kartais metai buvo audringa, tarkim, vėjas pūtė labai stiprus, ar vandens trūko, ar šiaip su derlium kažkaip nenuskylo, tais metais skolininkas buvo atleidžiamas nuo skolos mokėjimo. Jokių ten bankruotų, tiesiog nueini prie upės, nusiplauni savo tą molinę skolos tabletį ir gyveni savo visas išsišiepęs toliau. Aha, pabandyk tu man šiandien po čiaupo ten pakišti savo paskolos sutartį, iš karto antstoliai tuk pasisveikins. Na, bent jau įsipareigojimai tai tikrai niekur neišgaros. Ta sugeba tik blogai valdomi ir neįdarbinti pinigai. Beje, senovės Graikijai už netinkamą lėšų menedžmentą bankrotas irgi negrėsdavo. Ten asmuo neišgalinti susidoroti su finansiniais įsipareigojimais tiesiog tapdavo taip vadinamų skolos vergu. Ir jeigu paskola būdavo pakankamai stambi, tokia pati dalia laukdavo skolininko žmonos ir jo vaikų. Primės koks efektyvus būdas priversti žmogų laikyti savo žodžių, ar ne? Visgi, net senovės graikai buvo gana humaniški. Daugumose jų miestų polių skolos vergovė galėdavo tęsti nelgiau kaip 5 metus. O tokiems vergams priešingai nei standartiniams nelaisvėliams net būdavo garantuojamas gyvybės ir galūnių išsaugojimas. Na, gal ne visų, bet vis tiek koks kilnumas, ne? Kiek modernesnis ir mums labiau priimtinas savokos bankrotas variantas atsirado Italijoje. Botuoto pusiasalio gyventojai, na, žmonės gana apsukrus ir nuo senų laikų bandė verstis įvairiomis machinacijomis. Bankininkystė beje irgi. Taigi bankrotas kilęs iš 2 italų kalbos žodžio – banko ir roto. Jeigu išverstumėme pažodžiui, gautųsi sulaužytas suolas. Paklausė manęs, prie ko čia tas suolas su defektais ir pinigų negrąžinimas. Pirmieji Italijos bankininkai savo veiklą vykdydavo tiesiog ant suolo. Visose įmanomose viešose erdvėse. Turguje, aikštėje, mūgėje, viešnamėje, visur, kur tik pasitaikydavo. Ir ant tų suolų darydavosi tokie labai įdomus dalykai. Tai štai bankininkui žlugus jis tiesiog sulaužydavo savo suolą, taip visiems parodydamas, kad nebegali tęsti savo veiklos. Bet disclaimeris tau, brolyti, kompiuterio ar bet kokios kitos būtinės technikos prietaiso ar baldo niokojimas mūsų laikais, kaip pats supranti, nieko tau nepagelbės. O kad jau prakalbam apie dabartį, tai nūndien
šiandienos situacija tikrai atrodo, ne kaip, bent jau bankrotų prasme. Vien JAV per paskutinerius metus bankrotų užfiksuota beveik 23 000, o tai net 33% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu negu prieš metus. Senutėje Europoje reikaliukai irgi ne ką geresni. Štai šiemet fiksuojami iki pandeminiai bankrotų skaičiai. 169 000 kadaise klestinčių ir gyvybingų įmonių iškeliavo į finansinę nebūtį. Net darboholikai japonai ir tie neatlaiko gyvenimo tempo. Minus 10 000 kompanijų per nepilnus metus. Lietuva šioje sferoje su stipriausiamis ekonomikos konkuruoti nelabai išgali, vien dėl savo dydžio. Bet mes irgi nepestėjom. Per pirmus 9-24 metų mėnesius įsigudrinome inicijuoti 877 bankroto bylas. Inicijuoti inicijavo, o kada jos pasibaigs, čia jau kitas klausimas. Ir pabrėžiu, kalbu tik apie juridinių asmenų, kitaip tariant, kompanijų bankrutavimo procedūrą. Jeigu prie visą šitą pridėtum dar ir fizinių asmenų bankrotų, tai paveikslas gautųsi tamsesnis turbūt negu Malevičiaus kvadratas. Kodėl tiek daug įmonių ir ne tik jų nesugeba paskaičiuoti savo funkcionavimų reikalingų lėšų ir atsiduria ant bankroto ribos? Kaip pasakė vienas anonimų norėjęs tapti veikėjas, po kiekvienų bankrotų yra paslėpta labai gera idėja, kuri buvo labai prastai įgyvendinta. Na, o Peteris Linčas, toks Amerikos investuotojas ir visai neblogas, sakyčiau, šiuo klausimu iš vis turi ekscentrišką nuomonę. Vyrukas tvirtina, jog bankrotas tai kapitalizmo būdas pasakyti tau, bandyk dar kartą. Na, tipo, mokytis iš savo klaidų, ten nesėkmės pavers galimybėmis, na ir kiti visi ten motyvaciniai šūkiai. Aš taip pats nesu ten motyvacinis speakeris iki ten kokio Vučičiaus ar Hormozį man dar tolokai, bet net ir man sunku liautis kartuoti tau vieną dalyką. Bet tavęs pačio niekas nepasirūpins savo finansinę gerovę. Todėl pats laikas prisimti atsakomybę už savo veiksmus arba jų nebuvimą. Užtenka gyventi nieko nedaręs, jeigu yra galimybė įdarbinti savo turimus pinigus, tiesiog imk ir just do it, kaip sako Nike. Nes tavo atveju šansas toks po nosim valiuosi, tiesiog lengva. Prisimink savo duotus naujametinius pažadus, kad sutaupysi pinigų savo svajonėms, pradėsi investuoti, susikursi kelis pajamų šaltinius. Dėl ekonominiai subjektai lieka be skatiko kišenėje. Pirmiausia, dėl šūdino finansų valdymo. Įsivaizduok savo situaciją, ateina mūsų startuperiai į rinką su tokia super fantastiška idėja. Sukuria ten tą verslo planą, įsteigia įmonę ir pradeda savo kelionę link vienaragio statuso. Tik vat bėdelė. Labai dažnai verslo plano kuriejai neįtin gaudosi piniginėse srautuose ir jų valdyme. Jeigu bendrovėje nėra tinkamos buhalterijos ir finansų planavimo komandos, va čia ir prasideda problemos. Dažniausiai čia pat jos ir pasibaigia, nes to neturėdama įmonė greitai gauna brisiaus galą. Tiesiog bankrutuoja ir viskas. Todėl efektyvus skolų valdymas, pinigų srautų kontrolė ir sugebėjimas tinkamai paskirstyti išteklius privalomi dalykai kompanijoje. Net ir jų turėjimas sėkmės automatiškai negarantuoja, nes įkalti paskutinę vinį į įmonės bankroto grabo gali ir konkurencija. 21 amžiuje rinkos pasiūtusiai dinamiškos. Jose nuolat atsiranda naujų produktų, paslaugų, tiekėjų, veikėjų, tik spėk sužiūrėti. Ir su visais jais tavo įmonė reikia konkuruoti. Nesugebėt pristaikyti, nespėjai paskui besikeičiančius vartotojų poreikius, o dar nauji konkurentai pradeda kvėpuoti nugarą, na tai viso gero. Ar išgyvena tik stipriausiai? Gal ir ne, bet protingiausiai tai tikrai. Ne veltui juk sakoma, kad bankrotas tai procesas, kuomet pinigus įsidedi į kelnių kišenę, o kreditoriai atiduodi paltą. Tai štai stiprių ir protingų lyderių trūkumas taip pat gali baigtis bankrotu. Jei vadovybė neturi reikiamas patirties ir gudrumo, jos sprendimai įmonę paskandinti gali greičiau negu ledynas su Titaniku susidoroti. Jei skęsti, tai skęsti visiems, ar ne? Kada tai būna? Teisingai, kai visus sėdinčius vienoje valtyje užkloja ta pati banga. Ekonomikoje tokios bangos vaidmenį dažniausiai atlieka finansinės krizės arba recesijos. Atrodo tai labai paprastai. Į duris pasipeldžia ponas ekonominis nuosmukis. Palūkanų normos pradeda šokinėti, kai valerijono prie užsiuošiusios katės ir silpniausia grandis nebeatlaiko. O tada savo labas ištaria globalizacija ir prasideda domino efektas. Viena nuo kitos priklausančios sektoriaus įmonės pradeda kristi ir lapai rudenį nuo medžių. Žodžiu, bankrotų karuselė įsisiubuoja kaip reikiant. Tiesa, bankrutuojant gali ne tik įmonės, bet ir paprasti žmonės. Pernelyg didelės skolos, pinigų taškymas į kairę ar į dešinę. O kur dar finansinio raštingumo stoka? Mes tikrai tave paprotysime, kaip neatsidurti Biberio vietoje. Tarp kitko, Justinas pats kilęs iš Kanados, o vat štai šalia, ten toje nedidelėje šalytėje Amerika, kur vadinasi. Daugiausia fizinių asmenų bankroto priežastimi tampa sveikata. Niekam nepaslapties, jog štatuose sirgti išgali tik Muskas, Gatesas ir dar keletą individų. Visiems kitiems negaluoti griežtai draudžiama. Nebent išgali susimokėti 3025 baksus per dieną. Būtent tiek vidutiniškai ir kainuoja para stacionare Jungtinėse Amerikos valstijose. Jeigu tavo sąskaitoje pinigų visgi yra, bankrutuoti gali užsimanyti vėl dėl Fenikso sindromo. Feniksas tai yra toks nemirtingas paukštis, kuris cikliškai atsinaujina ir vis pradeda viską nuo nulio. O ir fiziniam asmenim neretai pasivaidena, kad jie
gali paskelbti bankrotą, atsikratyti visų savo finansinių įsipareigojimų ir viską pradėti lyg iš tuščio lapo. Vienas aušrietis Tomas Domarkas siekė asmeninio bankroto, nes neva neišgali išmokėti 1,8 milijono eurų skolų. O bankrutuos žmogus pradės gyvenimo iš naujo ir tikėsi, kad niekas nebeprisimins to fakto, jog jis galimai netiesiogiai valdo verslą, generuojantį šešiaženklės pajamas. Trumpas beje irgi neatsilieka, jo sąskaitoje yra net 6 korporatyviniai bankrotai. Tokie žemesni yra Taj Mahalo kazino ar ten 5 Avenue Trump Plaza viešbučio bankrotai. Nu ir ką, ir nieko. Gyvena savo žmogus, turtais aptekęs ir jokie bankrotai jam kelio į Baltuosius rūmus taip ir neužkerta. O jis toks ne vienas. Ar žinai, kad nemokėjai savęs skelbė ir kiti Amerikos prezidentai? Thomas Jeffersonas, Williamas McKinley ir net Lincolnas, visi jie savo laiku yra likę be skatiko kišenėje. Aišku, bankrutuot gali ne tik politikai, bet ir kiti pažįstami veikėjai. Pavyzdžiui, Nicolas Cage'as puikus yra pavyzdys. Kadaise vyrukas turėjo 150 milijonų dolerių ir didžiąją dalį šios sumos jis suinvestavo į nekilnojamą turtą. Pilis Vokietijoje minus 2,3 milijonai baksų. Rūmai Anglijoje dar 10 lemų. Privati sala, na, be 4,8 milijonų niekai. Dar dvigalvę gyvatę už 80 000 dolcų vyras nusipirko. Va, tik bėdelė maža. Mokesčius bičiukas pamiršo sumokėti. Va, ir kur buvęs, kur nebuvęs, amerikietiškai VMI atitikmuo užspaudė jam tą gyvatės uodegį ir pareikalavo grąžinti pinigus. A pinigų ir nebėra. Na gerai, su visais įsiskolinimais Nikolas dorojasi išties kaip tikras herojus. Ir 22 metais jo sąskaitoje vėl figuravo 25 milijonų eurų suma. Tikriausias happy endas, ne kitaip. Su Mike'u Tysonu atsitiko išvis kuriozinė situacija. Savo kumščių mosavimo bičas susikrovė 300 milijonų vertės turtą. Tik vat stipriausią smūgį jo makauliai smogė jo paties šlovė. Išlaidūniškas gyvenimo būdas, alkoholis, narkotikai, skolos ir žmogiškoji degradacija tęsiasi net ir po formalaus bankroto. Iki tokio lygio, kad 2009 metais išėjus Hangoveriui, pagirių filmui, sportininkas liko apakęs. Itin populiarėjo juostoje, tuomet Tysonas vaidino save patį. Ir jis šito net neprisimenė. Ką jau kalbėti apie ankstesnės skolas. Net Michaelas Jacksonas ir tas savo mirties dieną turėjo 500 milijonų neįvykdytų įsipareigojimų. 50 Cent, Sharon Stone, Lindsay Lohan, Kanye West. Visi šie sėkmingi žmonės savo laiku taip pat yra buvę ant finansinės prarajos krašto. Visgi, bankrutuoti gali ne tik atskiri individai, bet ir valstybės. Šioje plotmėje aukso medalį užtikrintai laimi Rusija. Ji per visą savo egzistenciją įsigūdino bankrutuoti net 9 kartus. Tai rublis ten pas juos žlunga, tai naftos vartojimas sumenksta, nu, žodžiu, vis atsiranda kažkokios ten problemos toj Rusijai. Argentina, Brazilija, Šri Lanka, Ispanija, Ekvadoras, visos šios šalis irgi mėgsta paišdakauti su savo įsipareigojimais. Net šaltakraujė Islandija ir ta 2009 metais neatlaikė 3 didžiausių privačių komercinių bankų kracho ir pasiprašė bankroto. Visgi, kaip atrodo tas šalies bankrotas? Įsivaizduok savo hipotetinę situaciją. Nu, sakykime, rytoj Lietuva bankrutuoja. Manai, Nausėda ar Paluckas šliauš gatvėmis ir visus asmeniškai informuos, kad Hedrytė, nebėr babkių. Pinigų nėra. Nope, taip šitas dalykas neveikia. Aplamai, valstybės bankrotas tai situacija, kuomet šalis negali skaityti su savo kreditoriais atėjus skolų gražinimo dienai. Šalies bankroto nereikia deklaruoti ar skelbti apie jį panoramoje, nes jis atsitinka automatiškai. Ir visiškai nesvarbu, ar valstybė tą oficialiai pripažino, ar tyliai viskas slepia nuo pasaulio manydami, kad niekas to nepastebės. Beje, pastebesni žmonės nuolat skalambė, jog sekanti šalis, kuri bankrutuos artimiausiu metu, tai Jungtinės Amerikos valstijos. Na, situacija yra išties dramatiška. Šiuo metu Amerikos vyriausybės skola viršija 33 trilijonus dolerių. Ir ji auga nežmoniškais tempais. Bet pagyvensim, pamatysim. Ne kartą jau amerikiečių dolerį laidoja, pačią Ameriką laidoja, kaip gyvuoja, taip ir gyvuoja. Na, pakalbėkime apie įmonių bankrotus, nes šiaip per gyvenimą savo esi matęs ne vieną garsų bankrotą. Jeigu ne šalių, tai jau bent kompanijų. Baisiausia 21 amžiaus krizė prasidėjo būtent tada, kai Lehman broliukai šovė į galvą nuostabi mintis auto išsikelti savo bankroto bylą. Nu, kitokios išeities realiai jie nelabai ir turėjo. Šios finansinės įstaigos akcijų kaina per keletą mėnesių nukrito 93%. O ir kamikadzės tipo paskolų buvo pernelyg daug išdalinta. Rezultato ilgai laukti nereikėjo. Bankroto dieną šis investicinis bankas turėjo net 613 milijardų dolerių įsipareigojimų. Taip ir pasibaigė beveik 200 mečius trukusi šaunios kompanijos istorija. O juk kažkada Lehman Brothers savo kelią pradėjo kaip mažytė vokiečių migrantų parduotuvėlė Alabamoje. Tikrai gyvenimo ironija, iš smulkios krautuvėlės iki didžiausio bankroto pasaulio istorijoje. Kiek mažesnis, bet irgi įspūdingas krachas ištiko kitą Amerikos įmonę
Enron. 2000-aisiais ši energetikos ir prekybos žaliavomis kompanija buvo laikoma JAV inovacijų simboliu. Tik vat keblumas, jos vadovai naudojo efektyvius buhalterinius įrašus, norėdami padidinti pelną bei pajamas. Nu ir paslėpti savo įsipareigojimų nevykdymą, aišku. Trumpai tariant, jų buhalterija buvo juodesnė nei aktyvintos anglies tabletė. Kai visa tiesa iškyla į paviršių, per nepilnus metus bendrovės akcijos atpigo nuo $90 iki vieno nuliūdusio tokio doleriuko. Akcininkai prarado $70 milijardų, o 20 tūkstančių žmonių neteko savo darbo vietų. Enrono apskaitą vedusi viena didžiausių buhalterinių paslaugų įmonė, Arthur Andersen, visam laiko atsisveikino su reputacija ir nusekė Enrono pėdomis, taip pat bankrutavo. Jei nesidomi Amerikos kompanijomis, Lietuvoje mes irgi turime savo finansinių pravalų. Prisiminsime Snoro banko atvejį. Sėkmingai veikęs 20 metų, vieną dieną 2011 metais, lapkričio 16, bankas gavo nurodymą iš Kubiliaus vadovaujamos vyriausybės stabdyti savo veiklą. Pasirodo, noriečių vadovai vertėsi neskaidrė finansinė veikla, o dar jie pasisavino bei iššvaistė sunkiai protų suvokiamas pinigų sumas. Nuo bankroto dienos praėjo 13 metų, o dingę milijardai ir toliau nerasti. Galiausiai, net ir mūsų dienomis bankrotai neretenybė. Štai vasarą iš giedro dangaus driokstelėjo žinia: Beta Media bankrutuoja. Ne, iš tikrųjų nemelus, nebuvo tai ten visai jau kažkaip netikėta, nes gandai apie kompanijos nesugebėjimą atskaityti su paslaugų tiekėjais sklandė jau keletą mėnesių. Pažvelgus į jų finansus, darosi aišku, kodėl. Vien tik per pastaruosius metus Betos įsipareigojimai išaugo beveik 4,5 karto. Su pelnu dar įdomesnė situacija. 2022 metais 232 tūkstančiai gryno pelno, o po metų beveik 2 milijonai nuostolio. Ką, hebrytė, nustojot pirkti kuponus į Čerlį ar Vytautas Mineral Spa? Nors iš tikrųjų neabejoju, nes tokių nuolaidų vekslių buvo parduota išties nemažai. Ypač paskutinę bendrovės veiklos savaitę. Betos vadovybė jau žino, jo kompanija skrieja tiesiai į bedugnę, buvo paskelbtas kaip niekad iki šiol neregėtas išpardavimas. -30 viskam, minus dar 50 manam. O tu, tipo, ten irgi patikėjai, ne, kad sūris beveik ten nemokamas, ja? Jeigu taip, pasidalink savo patirtimi komentaruose. Papasakok, kokių kuponų įsigėjai iš Beta Medijos ir kokią pinigų sumą praradai. Šiuo klausimu padėti gal ir nepadėsim, bet bent jau paguosime. Na, o pačiai Betai net nuolaidos užuojautai suteikti nesinori, nes kalbam, kad tikrai įmonės įsipareigojimai gali siekti ir 10 milijonų eurų. Visgi net netyčia už atsakomybę neatleidžia. Kalbant apie atsakomybę, ar žinai, kad paskelbus bankrotą pasekmes būna ne tik ekonominio pobūdžio. Skolas vis tiek gali tekti susimokėti. Kreditingumo istorija išlieka sugadinta amžiams. Tikėtina, kad ir turtas gali būti parduotas be tavo sutikimo, siekiant padengti bent dalį išlaidų. Na, o pačios bankroto procedūros metu negalima net į Riksusą Turkijoje išvažiuoti be jokių specialių patikėjimų leidimų. Panašu į kalėjimą? Turiu blogų naujienų. Kalėjimas tai yra neblogiausia, kas gali tave ištikti. Laimę už pinigus visgi kartais ir nusipirksi, o vat reputacijos jau niekaip. Tavo ar tavo įmonė paskelbus bankrotą, klientai, investuotojai, kreditoriai, potencialūs ateities partneriai, visi jie apeis tave įtraupsuotai. Visa ši reputacinė žala greitai smogs ir tavajam ego. Gėda, kaltė, baimė, nerimas, panikos atakos. Tai ką daryti, kad niekada neatsidurtum prie finansinio kracho slenksčio? Atsakymas yra paprastas kaip 2x2. Prenumeruoji mūsų kanalą, nes mūsų misija yra didinti tavo finansinį raštingumą. O tik jo dėka gali priimti logiškus ir racionalius sprendimus, kai kalba pasisuka apie tavo pinigus. Ir išlikti atsparus visiems išoriniams veiksmams bei madingų investicijų pinklėms. Juk ne veltui Davis Ramsey nuolat sako, kad žmonės bankrutuoja todėl, nes perka daiktus, kurių jums nereikia, už pinigus, kurių jie neturi, tam, kad pasirodytų prie žmonės, kurių jie nemėgsta. Tad išlik savimi, nekreip dėmesį į kitų žmonių kalbas, priimk savo sprendimus ir lauk mūsų sekančio vaizdo įrašo. Sėkmės!